Sveiki, šiandien kalbėsiu, kaip pritraukti pinigus ir sveikatą bei mesti priklausomybes su Dievo, visatos ir pasąmonės pagalba. Kalbėsiu paprastai žodžiais ir aiškiai, tai bus įspūdingas video, nes į jį sudėjau ypatingai daug darbo ir jame rasite didžiausių žmonijos paslapčių, jeigu klausysitės iki galo. Manau, užsienį už tokius kursus mažiausiai $300 sumokėtumėt, o aš viską pateikiu nemokamai ir dar be to kituose kursuose gali būti daug abejotinos medžiagos, pavyzdžiui, apie jogą, meditacijas ir panašiai. Taigi, iš pradžių kalbėsiu daugiau apie pinigus, o vėliau ir apie sveikatą bei priklausomybės. Beje, meilė pinigam gali būti nuodėmė, tad reikia stengtis nepamiršti daug skirti labdarai ir vargšam, kuomet praturtėsit, ir svarbu neįsimylėti pinigų. Dabar pacituosiu Einšteiną. Viskas yra energija. Prisitaikyk prie tos realybės dažnio, kurios nori, ir tu neišvengiamai ją gausi. Negali būti kito varianto, tai ne filosofija, tai fizika. Pinigai yra irgi energija, kupiūros yra tiesiog fizinė manifestacija tos energijos. Reikia tiesiog prisitaikyti prie pinigų dažnio savo jausmais ir elgesiu ir išplauti smegenis savo, kad esi jau turtingas. Kaip pasiekti pinigų dažnį? Kiekviena mūsų mintis, ištartas žodis ir jausmai turi tam tikrą vibraciją ir pritraukia daiktus ar dalykus, kurie rezonuoja tame dažnyje. Tad reikia stengtis kontroliuoti savo mintis ir ypač ištarimus žodžius. Pagal The Secret knygą jūs pritraukite tai, apie ką mąstote, tad įsivaizduokite save finansinėme pertekliuje ir atitinkamai kalbėkite. Žinoma, čia viskas žymiai sudėtingiau, bet aš kuo toliau kalbėsiu, tuo labiau įsitikinsit, kad viskas įmanoma. Kuo geriau jaučiatės, tuo aukštesnėje vibracijoje jūs esate. Niekada neištarkite, negaliu sau to leisti. Kiekvieną dieną kartokite, aš esu klestintis, aš esu palaimintas ir jūs pritrauksite pinigus. Ne veltui yra posakiai, neprikarksėk man, arba prisikalbėjai. Vien žodžiai turi labai didelę galią mūsų gyvenime. Žinoma, jeigu jūs darote nuodėmes, pavyzdžiui, apkalbate, meluojate, turite nesituokinių lytinių draugysčių, pavydite kitiems žmonėms pinigų ar tiesiog šlykščiai elgiatės su kitais žmonėms, tai visada Dievas gali užblokuoti jūsų palaiminimus. Geriau skirkite 10% savo pajamų labdarai ir pamatysite, bus tik laiko klausimas, kada Dievas ir visata jūs palaimins turtais, sveikata arba suteiks idėjų, kaip praturtėti. Beje, demoniški daiktai jūsų namuose taip pat gali blokuoti palaiminimus. Man patiko vienam Biblijos perlų kanale esančiame klipe Dvasinis namų apvalymas pasakytas pavyzdys, kad žmogus padvigubino savo pajamas, kuomet atsikratė paveikslo su drakono atvaizdu, nes drakonas pagal Bibliją simbolizuoja velnią ir tai buvo demoniškas daiktas. Tad prašau, nueikite į mano YouTube kanalą ir suraskite klipą apie demoniškus daiktus namie, kad pasitikrintumėte, ar neturite ir jūs tokių daiktų. Netgi tokie nekalti daikteliai, kaip Hario Poterio filmas, yra demoniškas daiktas, tad svarbu apsižiūrėti. Grįžtant prie turto. Turtas pritraukia turtą, liūdesys pritraukia liūdesį, nelaimės pritraukia nelaimės. Ne veltui yra posakis, nelaimė po vieną nevaikšto. Taipogi Biblijoje parašyta Mato 13:12, kas turi, tam bus duota dar daugiau ir jie turės gausą, o kas neturi, net ir tą, ką turi, bus atimta. Taigi, tai reiškia, kad jei įsivaizduosite save ir elgsitės kaip turtingas žmogus, tai jums bus duota dar daugiau. O jeigu galvosite apie skolas ir nepriteklių ir murmėdami skųsitės finansais, visata pasiūs jums dar daugiau skolų. Skundai atitolina jūsų palaiminimus. Stenkitės nemurmėti Dievui, nors jei atvirai aš pats esu pamurmėjęs kartais, nes mano likimas ypatingas, bet reikia visada dėkoti Dievui iš anksto ir dėkoti už visą, kad ir kaip mažai gaunate. Beje, prašau, palaikinkite ir subscribinkite mano video, dėkui. Nustokite sakyti, kad jūs neturtingas ir paleiskite visus neigiamus jausmus ir toksiškas mintis. Turite jaustis ir būti laimingi ir galvoti teigiamai apie gyvenimą. Tuomet būsite pinigų vibracijoje ir juos pritrauksite. Ir svarbu dažnai sakyti afirmacijas, aš esu klestintis, aš esu palaimintas ir panašiai.
Pinigai keliauja pas tos žmonės, kurie juos vertina ir brangina. Turbūt pats svarbiausias faktorius norint praturtėti, turit nuolatos dėkoti Dievui už viską, ką gaunate, kad ir kaip mažai ir prastai tai atrodytų. Pagrindiniai šiuo metu paplitę įtartini ir klaidingi mokymai pinigų pritraukimo tema. Tai labai dažnai, kuomet skaitome ar žiūrime apie tos pinigų pritraukimus, tai būna įtrauktas visokias jogos, meditacijos, visos šios veiklos gali būti okultizmas ir būti prieš Dievo valią. Jeigu jūsų meditacija yra tiesiog atsisėsti krėslę ir atsipūsti, tai galbūt nieko tokio, bet jeigu jūs spoksote į piramidės ar klausote specialių dažnių muzikų, tai gali būti okultizmas. Taip pat dar vienas klaidingas filosofija ar mokslas, nežinau kaip pasakyti, kad manifestacijos dažniausiai ateina labai greitai. Tai nėra bibliška ir galimai klaidinga nuomonė. Prašau, pažiūrėkite mano YouTube kanale klipą, kiek laiko užtrunka manifestacijos ir afirmacijos. Dažnai manifestacijos užtrunka metais, priklausomai nuo to, kokiame visatos sezone jūs esate ir ar jūsų noras sutampa su Dievo valia. Nors žinoma, retkarčiais galima manifestuoti viską ir iš karto. Bet kaip jau sakiau, viskas gali užtrukti, nes Dievas dažnai žiūri, kaip jūs reaguosite, jeigu negaunate visko, ko norite. Dievas nenori tiesiog švaistytis palaiminimais. Dievui nepatinka žmonės, kad kai kurie tik tai draugauja su juo vien dėl to, kad gauna ką nors iš jo. Taipogi Biblijoje parašyta Išminties knygoje 13:8. Bet net jie negali būti pateisinami, nes jeigu jis stengia būti tokie sumanūs, jog galėjo spėlioti apie visatą, tai kodėl negalėjo atrasti jos viešpaties? Manau, tai labai išmintinga citata. Man labai nepatinka, kad daug kaučerių ir kitų mokytojų kalba apie visatą, o visatos šeimininką Dievą Tėvą pamiršta. Taigi jūs prarasite daug manifestacijos galios, jeigu neprašysite pagalbos ir nebendrausite su Dievu Tėvu ir Jėzumi. Melskitės Dievui Tėvui Jėzaus Kristaus vardu ir jūs sulauksite pagalbos, jeigu vykdysite Dievo valią ir jūsų noras sutaps su Dievo valia. Taigi, jeigu mano paminėti anksčiau mokymai buvo klaidingi, tai kas iš tikrųjų veikia? Dievas sukūrė pasaulį, ištarė žodį ir sukūrė žmogų panašų į jį. Žmogus yra vienintelė būtybė žemėje, kuri bendrauja žodžiais. Ar jaučiate, kur suku? Aš remiuosi Bibliją ir joje akcentuojama mūsų ištariamų žodžių svarba. Esu sukūręs savo kanale specialų video apie tai, ką Biblija sako apie afirmacijas ir kad tai yra tikrai legalu pagal Dievo žodį sakyti afirmacijos. Nes kitos veiklos, meditacijos, jogos, kristalai, kaip jau minėjau, ir kitos veiklos gali būti okultizmas ir būti prieš Dievo valią, tačiau Biblija leidžia sakyti afirmacijas, tai ištarti žodžius, pavyzdžiui, aš esu klestintis, aš esu palaimintas, aš esu sveikas. Mūsų žodžiai turi dvasią ir gyvybę ir jie yra labai antgamtiškai svarbus mūsų gyvenimo ateičiai. Svarbus faktoriai norų pildymuisi yra ištariami žodžiai ir mūsų jausmai, mintis, nes nuo mūsų jausmų priklauso mūsų vibracijos lygis. Norint manifestuoti arba išpildyti norus reikia kalbėti pozityvą, afirmacijos, atsiprašau, kad kartuosiu šiek tiek, ištarkite kasdien žodžiais, aš esu klestintis, aš esu palaimintas, aš turiu daugiau nei pakankamai, pinigai pasiekia mane labai lengvai, aš pritraukiu pinigus ir taip pritrauksiu jums pinigus. Jeigu jūs kalbėsite su kitais žmonėmis apie skurdą, tai automatiškai pritrauksite skurdą. Man patiko pastoriaus Joelio Ostino mintis, kad jeigu norite pasižiūrėti, kaip atrodys jūsų gyvenimas po 5 metų, tiesiog pasižiūrėkite, kaip dabar kalbate ir pamatysite. Venkite draugysčių su žmonėmis, kurie kalba apie nepriteklių. Taip pat galite priklijuoti afirmacijas su lipniom lapeliais savo kambaryje ar vonėje, kad dažniau matytumėte ir būtų lengviau prisiminti jas dažniau kartoti. Žodžius reikia kartoti dažnai visą dieną, kai tik pasitaiko proga. Nors aš netinkamas čia pamokslauti, nes labai nemėgstu daug kalbėti, bet šis video gavos ilgas, bet aš skaitau, nes aš nesugebėčiau tiek ilgai iškalbėti nepasirašęs. Tačiau galbūt jūs esate iškalbingesni ir jums pavyks dažniau kartoti afirmacijas.
Nenaudokite neigiamų žodžių, pavyzdžiui, nesakykite aš nesu susirgęs, aš nesusirgsiu, geriau sakykite aš esu sveikas. Jokiu būdu negalima sakyti aš negaliu sau leistis šio buto arba aš neturiu pakankamai pinigų. Niekada taip nesakykite, nes tuomet visata užtikrins, kad taip ir būtų. Būkite tikri, kad gausite viską ir imkitės įkvėpto veiksmo, kai ateis mintis. Ir beje, afirmacijas reikia sakyti, kad jau tarsi būtumėt jau jas pasiekę. Pavyzdžiui, reikia sakyti aš esu klestintis, o ne aš būsiu klestintis. Reikia sakyti aš esu sveikas, o nereikia sakyti aš būsiu sveikas. Arba aš esu turtingas, o nereikia sakyti aš būsiu turtingas. Viskas sakykite jau dabartiniu laiku, kad tarsi dabar jau pasiekę. Nes visata supras, jog pinigų ir sveikatos neturite, jeigu sakysite aš būsiu turtingas. Sakykite vienu žodžiu aš esu jau turtingas. Jeigu jausite ir tikėsite, kad esate jau dabar klestintis ar sveikas, tai taip ir bus vieną dieną. Visko turite prašyti tikėdami, nes jeigu abejosite, jūsų norai gali neišsipildyti ir jūsų žodžiai pasiūs ne teigiamą, bet neigiamą vibraciją. Aišku, kartais sunku įtikinti save, kad esi turtingas, kai sėdi skolose, bet kaip apgauti protą pakalbėsiu vėliau. Dar svarbu tarti žodžius būtent geroje nuotaikoje, nes kaip mes jaučiamės tardami afirmacijas gali taipogi būti svarbu. Afirmacijas gali reikėti tarti ilgą laiką, kartais ir metais, bet kuomet ateis mintis ar idėja, kaip viską atlikti, imkitės veiksmo, galbūt net nereikės jūsų darbo, bet dažnai reikia kažką atlikti. Kaip apgauti protą, kad esate turtingas? Aišku, jaustis laimingu ir turtingu gali būti sunku, jeigu neturite pinigų, tad siūlau šiais būdais apgauti savo protą. Pasak Joseph Murphy, geras būdas apgauti protą, tai atsiprašau, čia sunkiai pasirašiau, netikėkite, geras būdas apgauti savo protą, jeigu netikite savimi, yra kartoti žodžius turtai, sėkmė. Kai minėsite vien tik žodį turtai, nekils jokios psichinės konfrontacijos. Pavyzdžiui, jeigu sakai, aš esu turtingas ir žinai, kad nesi turtingas, tai gali sukelti konfrontaciją. Tad jeigu netikite savim, tiesiog sakykite turtai, sėkmė. Lengviausiai tikslą pasiekia tikslus teiginiai, nesukeliantis vidinio konflikto ar nepritarimo, lyg patys savo meluotų. Jūsų pasąmonė priima tik tai, ko jūs iš tikrųjų tikite, o ne tuščius žodžius ar teiginius. Taip pat galite sakyti žodžius aš tampu turtingas. Tai nesukels taipogi vidinio konflikto ir nebus žodžiai būsimuoju laiku. Bet žinoma, geriau sakyti aš esu turtingas ir tikėti tuo, tačiau jei netikėsite, tai gali nepadėti. Taip pat jeigu jūsų piniginė nusitrynus ir apiplyšus, galima nusipirkti solidžią piniginę ir laikyti dalį santaupų ar atlyginimo joje, pavyzdžiui, kad būtų po 50 ir 100 eurų kupiūrų. Nes dažnai matydami tokias kupiūras, jūs pritrauksite daugiau jų į savo gyvenimą. Bet siūlau neperlenkti lazdos, jeigu prisipirksite storų auksinių grandinių ant kaklo, tai atrodysite įdomiai. Kaip dažnai ir kada tarti afirmacijas. Prieš einant miegoti yra geriausias laikas sakyti ir ištarti žodžiais afirmacijas, nes jūsų pasąmonė yra pati imliausia prieš einant miegoti ir atsikėlus ryte anksti. Taip pat geras laikas ištarti žodžius, kaip jau sakiau, ryte ką tik prabudus, bet geriausia tarti visą dieną, kai tik pasitaiko proga. Bet svarbu taipogi prieš užmiegant dar ištarti, nes pats geriausias laikas, pati sąmonė imliausia tuo metu. Ir dabar pacituosiu geriausias afirmacijas. Tai yra, aš esu klestintis, aš esu palaimintas, aš esu sėkmingas, aš esu turtingas, Dievo malonė yra mano versle, Dievo malonė yra mano finansuose, aš turiu Dievo malonę sveikatoje, aš galiu tai sau leisti, aš esu sveikas, aš esu labai energingas, Dievo malonė mane lydi visame kame, aš esu laimingas. Taigi išmokome, kad mūsų tariami žodžiai yra labai svarbus, ar yra dar kas nors, kas gali padėti pritraukti pinigus. Taip, pateiksiu šiuos pavyzdžius. Tai visų pirma, būkite dėkingi Dievui už dabartinius palaiminimus ir dabar turimus pinigus,
Tai gali būti svarbiausia jūsų savybė siekiant pritraukti pinigus ir sveikatą. Skirkite 10 labdarai, jeigu leidžia galimybės. Jeigu turite 2000 eurų santaupų prieš investuodami pinigus, kur nors skirkite 10 labdarai. Nors būtent šiuo metu aš irgi netinkamas čia pamokslauti, nes turėjau biškį išlaidų daug, atnaujinau savo kambarį, tai šiuo metu pilnos 10 neskiriu, bet kai tik atsigaus, kai tik grįšiu į įprastą režimą, vėl skirsiu 10. Biblijoje Malachi 3:10 rašoma: atnešk visą 10 į sandėlį, kad būtų maisto mano namuose. Išmėgink mane, sako Viešpats Visagalis, ir pamatysi, kad aš atidarysiu dangaus sroves, kad užpilsiu tave tiek palaiminimų, kad neturėsi jam pakankamai vietos. Taigi Dievas žada palaiminti tuos, kurie skiria 10. Biblija yra nusiteikusi prieš Dievo mėginimus. Negalima sakyti Dievui padaryk tą, padaryk aną, įėsi, tai prieš Dievo valią. Tačiau kas liečia 10 davimą, tai Biblija net sako išmėgink mane. Taigi Viešpats žada jūs palaiminti, jei skirsite 10. Tik atsiminkite, kad palaiminimai kartais labai vėluoja ir tai gali būti nebūtinai pinigai, bet pavyzdžiui geresnė sveikata ir santykiai su žmonėm. Taipogi galima autoritetingai pakalbėti su savo pasąmonė. Pasak Joseph Murphy knygą Jūsų pasąmonės galia, reikia duoti įsakymą ar nurodymą pasąmoniai ir pasąmonė įkūnys jūsų įtiktą mintį. Svarbu ir jūsų elgesys. Atsiprašau, pasikartosiu, man atrodo, jeigu neklystu, jeigu jūs apkalbate žmonės, meluojate, arba jeigu jūs vienas iš tų žmonių, kurie iš viešojo tualeto išeina nenusiplovę rankų, atsiprašau už tokį pavyzdį, bet mane nervuoja, tai žinoma Dievas ir visata nenorės laiminti tokio žmogaus rankų darbo. Nesantuokinės lytinės draugystės taip pat yra nuodėmė, meilė galima tik santuokoje. Stenkitės kuo labiau mažinti nuodėmių skaičių. Ir taipogi neatskleiskite savo planų niekam. Kuomet atskleidžiate planus kitiems žmonėms, tai mažina šansus įgyvendinti juos dėl kitų žmonių blogos energijos bei pavydumo. Galite pasakyti kitiems žmonėms, kai jau pasiekite ką nors, bet netgi tada aš dar pagalvočiau, ar verta girtis, galbūt geriau palaukti, kol Dievas paskelbs apie jūsų sėkmę. Ir dar atskleisiu paslaptį, kaip reikia kalbėti kasdienėje kalboje. Man patiko Michaelo Lazerio knygoje The Secret Behind Secret knygoje keli patarimai. Pavyzdžiui, ištarkite žodžiais aš tampu sveiku ir nesikels vidinio konflikto. Jo, aš irgi truputį kartos, atsiprašau. Ištarkite žodžiais man patinka žinoti, kad mano ideali draugystė yra darni ir harmoniška. Mano ideali žmona yra nuoširdi ir suprantanti. Jeigu ištarsite žodžius, mano draugystė yra darni, o taip nėra, tai sukels vidinį konfliktą ir abejonės, kas pasireikš neigiamą vibraciją. Taigi galite ištarti mano ideali draugystė yra darni. Tai padės labiau to patikėti. Taipogi Dievas prisistatė Mozei vardu aš esu. Žodžiai aš esu yra labai šventi, tad netrumpinkite, kai sakote, pavyzdžiui, aš palaimintas, aš sveikas, geriau sakykite, aš esu palaimintas, aš esu sveikas, nes kaip jau sakiau, tie žodžiai labai šventi ir netgi Dievas prisistatė Mozei aš esu. Dar vienas patarimas, kuris man patiko The Secret Behind Secret knygoje, tai stenkitės nevartokite žodžių prasidedančių ne. Pavyzdžiui, nesakykite nevėluok, bet pakeiskite ateik laiku. Nesakykite nepanikuok, bet pakeiskite būk ramus. Nes net jei pridėta žodelį ne prieš neigiamą žodį, vis tiek energija suteikiama į neigiamą žodį. Tad visuomet, kuomet sakome tokius žodžius kaip nepamiršk, paklauskite savęs, ko aš noriu. Ir tada sakykite nepamiršk, bet atsimink. Svarbu stengtis mažinti žodžio nevartojimą priešdėlio tokio. Ir kiti faktai dabar. Nesirūpinkite, kada ir kaip išsipildys jūsų svajonės. Kaip viskas bus atlikta yra visatos užduotis. Pasak Joseph Murphy, kitų žmonių teiginiai ir užuominos negali jums pakenkti. Įtakingos yra tik jūsų pačių mintis. Turėkite aiškias svajonės ir troškimus. Jeigu būsite neapsisprendę, tai tikrai minusas. Melsdamiesi ar dainuodami Dievui pakelkite rankas su atvirais delnais.
Tuomet Dievas gali palaiminti jūsų rankų darbą. Labai svarbu visada jaustis gerai, nenaudokite Dievo vien tik savo naudai. Dievą reikia garbinti dėl to, kas jis yra, o ne tik dėl to, kad kažką gaunate. Afirmacijas galima tarti duše, vairuojant automobilį, prieš miegą, ką tik atsikėlus ir bent kur pasitaiko proga. Aišku, geriau ne viešai. Mintis prieš užmiegant yra pačios svarbiausios. Jeigu mes viduje jaučiamės esantis sveiki ir klestintis, tai anksčiau ar vėliau realizuosime tai ir išorėje. Įsigykite Joseph Murphy knygą Jūsų pasąmonės galia, nes ten yra daug pavyzdžių, kaip žodžių galia padėjo žmonėms įveikti įvairias nelaimės. Tai sustiprins jūsų tikėjimą, kaip viskas veikia. Dabar pakalbėsiu apie dar vieną pinigų ir sveikatos pritraukimo veiksnį, tai yra mūsų mintis ir požiūrį. Man patiko, Viktorijos Austin paminėjo puikų pavyzdį. Stanfordo universiteto tyrimai įrodė, kad žmogaus požiūris yra geresnis jo sėkmės prognozuotojas nei jo intelekto koeficientas. Tad būkite optimistiški. Geriausia turėti požiūrį, kad nėra to blogo, kas neišeina į gerą. Jeigu netekote darbo, galbūt visata žino, kad jūs rasite kažką žymiai geriau. Jeigu susirgote, nenaudokite progą pailsėti, žiūrėkite gyvenimą pozityviai. Taip pat svarbios mūsų mintis. Pagal Joseph Murphy knygą Jūsų pasąmonės galia, jeigu galvosite apie gėrį, tai jūs lydės gėris. Jeigu galvosite apie blogį, jūs persekios blogis. Būtent taip funkcionuoja jūsų protas. Žinoma, pasitaikys ir pesimistinių minčių, tačiau reikia stengtis neapsistoti ant jų, o pakeisti jas į teigiamas mintis. Ir pats svarbiausias dalykas, kurį reikia labai pabrėžti, neištarkite žodžiai savo neigiamų minčių. Čia pats svarbiausias dalykas, nes žodžiai turi ypatingą galią. Visokios mintis atakuoja mus ir nuo jų nepabėgsime, bet kaip jau sakiau, svarbu neištarti žodžiais. Mano nuomonė, žodžiai turi didesnį įtaką nei mūsų mintis, bet žinoma, stenkitės ir mąstyti pozityviai. Pagal The Secret knygą mintis apie gausą dominuoja 1% turtingiausių žmonių pasaulyje mąstymą, todėl žmonės taip mąstydami tampa dar turtingesni. Dar vienas vertingas patarimas iš The Secret knygos, tai negalvokite apie tai, ko nenorite. Visatai nerūpi, kad jūs norite daugiau skolų, bet jeigu galvosite apie jas, ji pritrauks jų dar daugiau skolų. Bėkite nuo minčių apie neigiamus dalykus. Koncentruokitės ant to, ko norite ir galvokite apie tai, ko norite. Nerimas, baimė, nepasitikėjimas ir kiti negatyvūs jausmai dažnai mus atakuoja. Geriausias būdas kovoti su tuo yra cituoti Bibliją, nes iš tikrųjų velnias mums siunčia tas mintis ir kuomet pacituosite Bibliją, jis atstos nuo jūsų. Labai svarbu įveikti negatyvus jausmus ir mintis, nes jie dažnai transformuojasi net į ligas ir negalavimus ir sveikatos problemas. Čia vėlgi labai rekomenduoju įsigyti mano Biblijos citatų korteles, iš kurių dalis yra skirta kovoti su blogom mintim ir jausmais. Tiesiog susisiekite su manim info@wakeup21.lt. Kovai su blogomis mintimis, jeigu norite daugiau ir informacijos ir su jausmais, taipogi kaip kovoti, prašau, pažiūrėkite mano YouTube klipą specialiai sukurtą tą temą. Tiesiog nueikite į YouTube kanalą ir ieškokite klipo, kaip kovoti su blogais jausmais ir mintimis. Dabar pakalbėsiu, kaip susitvarkyti sveikatą. Man patiko Vincento Pealo knygoje The Power of Positive Thinking išsakytos mintis, kad kartais mes sergame ne dėl to, ką mes valgome, bet kas valgo mus. Nes tokie jausmai kaip pasipiktinimas, neapykanta, pagieža, pikta valia, pavydas yra emocijos, kurios sukuria prastą sveikatą. Pripildykite savo protą geros valios, atleidimo, tikėjimo, meilės ir tik laiko klausimas, kada pasveiksite. Svarbu, aišku, ir fizinė sveikata, bet mintis ir jausmai irgi be galo svarbu. Na, dėl fizinės sveikatos, tai siūlau nueiti mano kanalą, ten yra aukštos vibracijos maistas, tai ten apie maistą ir visokius įdomius dalykus, pavyzdžiui, kad fluoridas yra labai toksiška medžiaga, kuri užblokuoja pineal gland, nežinau kaip lietuviškai, bet ten labai įdomios medžiagos apie sveikatą, fizinę sveikatą. Tiesiog susiraskite mano YouTube kanale klipą aukštos vibracijos maistas.
Jokiu būdu nesiskuskite savo liga ir neminėkite savo ligų. Jeigu jums labai blogai, galbūt galite pasakyti, turiu sveikatos iššūkių, bet esu tikras, sveikata greit pagerės. Bet gal net ir tokių iššūkių frazių reikėtų vengti. Stenkitės kartoti afirmacijas, aš esu sveikas, aš turiu Dievo malonę sveikatoje ir panašiai. Ir tik laiko klausimas, kada sveikata sugrįž. Atminkite, kad kiekviena ląstelė jūsų kūne atsinaujina kas 11 mėnesių, tad duokite gydymui laiko. Bet tai nereiškia, kad gydymas truks 11 mėnesių. Pavyzdžiui, aš mečiau rūkyti per vieną dieną su Dievo pagalba, tačiau chroniško nuovargio sindromą gydžiausi labai apytiksliai apie 2-3 metus, tad įvairiai būna. Taigi, dar norėjau pasakyti, kad Taipogi būtina pažiūrėti mano kanale esantį klipą kaip pakelti savo vibraciją. Ten sužinosite daugiau būdų, kaip pasiekti pinigų ir sveikatos dažnį. Labai svarbu pažiūrėti tą video, jeigu jūs rimtai ketinate pritraukti pinigų ir gerą sveikatą į savo gyvenimą. Aš čia nededu visos informacijos į vieną klipą, nes gautųsi be galo ilgas video, o žmonės dabar turi autistiški biški žmonės šiais laikais turi labai trumpą attention span, tai gali 2 minutės pažiūrėti klipą ir baigia. Tada reikia kantrybės visur, norint sužinoti tiesą, reikia kantrybės. Taigi prašau, stebėkite mano kanalą, ten daug daugiau įdomių video, kaip pritraukti pinigus, sveikatą ir apie ekonomiką, apie viską. O dabar kalbėsiu labai trumpai, kaip mesti priklausomybės. Ištarkite žodžiais kuo dažniau kiekvieną dieną, ypač prieš užmiegant ir ryte atsikėlus, aš esu laisvas nuo priklausomybės, pavyzdžiui, nuo rūkymo, nuo alkoholio, aš esu laimingas nerūkantis, aš esu laimingas negerintis ar panašiai. Ir būtinai melskitės Jėzaus Kristaus pagalbos, nes jis buvo žemėje ir žino, kiek iššūkių mes ir žemiškų problemų mes turime. O dabar pasakysiu, kaip melstis. Tai reikia melstis ir Dievui Tėvui Jėzaus, būtinai Jėzaus Kristaus vardu, arba Jėzui Kristui ir tiesiogiai galima. Svarbiausia prieš maldą atleisti savo kaltininkam. Morkaus 12:25 yra rašoma, eidami melstis atleiskite, kai turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Reikia padėkoti Dievui už visus gerus dalykus jūsų gyvenime, bei atsiprašyti už nuodėmes. Dievui patinka dideli prašymai, neprašykite, kad padėtų apmokėti sąskaitas, prašykite, kad panaikintų visas skolas. Daugiau patarimų, kaip melstis, kad malda būtų atsakytų, yra mano YouTube klipe specialiuose klipuose, kaip melstis, apie ką melstis ir panašiai. Tikrai rasite, jeigu nueisite mano kanalą. Reziumuojant, yra žmonių, kurie mano, kad yra klestėjimo evangelijos ir kurie mano, kad pinigai yra blogis, tačiau mano nuomonė, jie truputį klysta ir aš pats kažkada to tikėjau, kad reikia atiduoti visą savo turtą labdarai, tai nesmerkiu tų žmonių. Iš tikrųjų, tai mums reikia pinigų ir vienas iš Dievo Tėvo vardų yra El Shaddai, kas reiškia daugiau nei pakankamai, nes Dievas nori, kad mes būtumėm klestintis ir tuo pačiu galėtumėm ir būti palaiminimu kitiems žmonėms. Tačiau reikia pabrėžti, kad meilė pinigam gali būti vis dėlto nuodėmė, tad reikia neįsimylėti pinigų, reikia nepamiršti daug skirti labdarai, vargšam 10, tai tikrai reikia, jeigu tik leidžia galimybės. Tačiau manau, kad Dievas, reziumuojant vienu žodžiu, manau, kad Dievas nori, kad tikintieji būtų klestintis, o ne vaikščiotų susiplyšusiais batais. Taigi, manifestuojant ir reziumuojant viską, elkitės taip, turėkite aišku norą, melskitės Dievui Tėvui Jėzaus Kristaus vardu ir Jėzui tiesiogiai, kiekvieną dieną kuo dažniau ištarkite afirmacijas, pagal The Secret knygą reikia jaustis gerai ir būkite laimingi, tarsi jau dabar būtumėt pasiekę viską gavę, panaikinkite abejonės, dėkokite Dievui iš anksto, kaip viskas bus įgyvendinta. Ne mūsų užduotis, visata ir Dievas pasirūpins, kad jūsų troškimai išsipildytų. Kuomet ateis geniali mintis ar idėja, kaip viską įgyvendinti, imkitės įkvėpto veiksmo. Visata apdovanoja mūsų už veiksmus, tad svarbu imtis veiksmo, o ne tik tikėti, reikia ir veiksmo kartais.
nenuleiskite rankų, jeigu viskas trunka metais, bet vis dėlto tikėkitės greito rezultato, bet nenuleiskite rankų, jeigu viskas trunka metais. Man kartais malda buvo atsakyta tą pačią dieną, o kartais reikėjo laukti ir metus, ir 2, ir 3. Ačiū, kad klausėte, sėkmės jums. Beje, prašau, apsilankykite būtinai mano YouTube kanale, ten rasite, nes jeigu norite atrasti tiesą ir pasaulio paslaptis, reikia viskuo domėtis, įdėti darbo, tad prašau, domėkitės ir toliau viskuo mano YouTube kanale ir esu tikras, atrasite daug įdomių dalykų. Dar kartą ačiū, kad klausėte, dėkui, iki sėkmės.